Labas. Linkėjimai visiems nuo jachtos Billabong. Kai žmonės kalba apie Atlantą, dažniausiai įsivaizduoja audringą jūrą, didžiulės bangas, stiprius vėjus. O ką aš gaunu čia, tai atrodo šitaip. Praktiškai štiliaus zona ir jinai šiandien yra mano kaip ir problema, nes pajudėjęs iš Azorų, aš mačiau, kad aš į ją papulsiu, bet negalėjau prognozuoti, kad jinai taip sparčiai plėsis į šiaurę, kur aš plaukiu iki šiol bandydamas ją apeiti, nes rytų kryptimi jinai ta štiliaus zona nutįsus praktiškai iki žemyno. Tai judėti į ten man į rytus nuo Azorų kaip ir nebuvo pasirinkimo. Ir kas įdomu, aš Azoruose Terceiro saloj Praia de Vitorija Marinos bibliotekoje palikau knygą, kurią vežiojausi laive, tai Davido Mitchelo Debesų atlasas. Tai prisiminiau ją nagrinėdamas savo dabartinį atlasą, ką aš čia turiu, tai pabandysiu papasakoti jom, kaip čia viskas atrodo mano supratimu. Aišku, orų interpretacijų visada yra tiek pat, kiek ir žmonių su savo nuomonėm. Bet ta gatvė tokia, ten laivas, tarp kitko, jeigu jūs žiūrite, matosi, bet aš žinau, kad jisai praeis mums pro laivų galį, saugiai prasilenksim maždaug 2 jūrmylių atstumu. Tai nerūpestis savimi. Dabar ta debesų, kamuolinių debesų, Cirrus Cumulus gatvė. Aš jas iki šiol kelias dienas ir gaudžiau. Dabar apie 200 jūrmylių esu nuplaukęs virš 200 jūrmylių esu nuplaukęs nuo Azorų salyno. Tai vien dėka tokių debesų vieškelių man pavyko tai padaryti štiliaus zonoje, stengiantis kuo mažiau junginėti variklį. Nes čia Atlante atstumai tokie, kad paprasčiausiai nėra tiek kuro, kad viską nuplaukti varikliu būtinai reikia buriuoti, bet ir laivas čia burinis, tai nieko blogo tame nėra. Tai tie šampinjonai, visi, kur virš vandens matosi suaugę, jie vienas su kitu konkuruoja. Ir jie kiekvienas turi kylančią oro srautą, kuris siurbia iš po savęs, oro srautus iš aplink esančių zonų. Ir taip kyla tie tokie vėjai. Šiek tiek tas raibuliavimas, toksai dabar vandens, kas matosi, tai būtent tos gatvės reiškia, čia yra veikimas. Bet man to neužtenka. Su tokiu greičiu, jeigu aš bandau buriuoti, aš judėsiu 1,5 mazgo maždaug greičiu, tas baisiai lėtai yra. Ir mano tikslas yra išplaukti į tą zoną, kur yra jau tie Cirrus Altus vadinami, tie aukštutiniai debesys, plunksniniais mes dar juos vadinam. Matote? Aukštai, jie kažkada buvo, kai tenais matosi plotelis dar irgi kamuolinių debesų, bet jisai jau kylantis į viršų yra, kur jį sudraskys aukštutiniuose atmosferos sluoksniuose esantys stiprūs oro srautai. Tai tie srautai leisi žemyn ir matote, kokią didelį plunksninių debesų zoną, prie kurios aš bandau priartėti. Reiškia, kad aš turėsiu gana ilgalaikį vėjo srautą. Ten jau nebe vieškelis bus, o kaip autostrada bus galima judėti link Pirėnų pusiasalio, o ten savo Portugaliją aš jau kaip nors susirasiu. Tai maždaug taip mano tas debesų atlasas atrodo. Čia kažkaip reikia atsisveikinti, pamojuoti, bet negalima rankų visų paleisti. Tai bučkis visiems, iki.